Labą dieną. Labą dieną, draugai mėly. Šiandien pamėginsim išvažiuoti iš miesto. Gal nesulysim, nes oras tai visą savaitę kiekvieną dieną lyja. Žiūrėsim, noriu į tokį keliuką nuvažiuoti. Turėtų būti visai smagus. Draugai. Draugiški pareigūnai. Taip ir turėtų būti. Nieko blogo nedarai, tu nieko blogo nedarai. Tik aišku, mano išmetimas biški garsiai dirba, tai galėtų prisikabinti, jeigu labai norėtų. Pasitaisiau telefono laikiklį. Tai dabar taip nenukritęs, kaip praeitam video. Dabar turėtų gerai laikytis. Kaip tik išmėginsim už miesto ribų. Pažiūrėsim, ar vėjas nublokš ar ne. Debesiukas tiesiai man virš kelio. Bet nieko, mes tikim, kad nesulysim šį kartą. Biški vėsoka netgi. Šiaip orai šilti, bet gal reikėjo po striukę kažką labiau apsirengti. Mes ką tik tinklinį žaidžiau, tai labai sušilom, suprakaitavom, bet tai čia važiuojant visai kitas reikalas. Neseniai kaip tik ta tema buvo iškilusi, ar motociklams veikia vidutinio greičio matuoklis. Tai jeigu fotografuoja va kaip šitas iš priekio, tai jisai nelabai ką turi nupaveiksluoti, nes numerių priekį tai nėra. Bet čia nežinosi, tai čia jo gali lėkti per matuoklius, kuriuos tu žinai, kaip ten fotografuoja, bet jeigu išvažiuosi iš miesto ir nepažįstamas kelias, tu nežinai, kaip jisai fotografuoja iš priekio ar iš galo, gali ir papulti. Iš tikrųjų vėsu. Nesmagu. Labas. Labas. Lemba neperprantu, reikia visada daugiau apsirengti, nesvarbu, kad šilta, nes biški pavažiuoja ir sušals. Labas ir jums. Bet mes čia važiuosim į Bubį. Neblogas miestelio pavadinimas. Gerai, atvažiavom į Bubius. Galim pamandyti čia pasivažinėti, pažiūrėsim, rasim gražių vietelių. Pirmiausia, gal norėčiau nusileisti tam prie ežero, bet tai ten žvyras yra. Nu, pažiūrėsiu, koks ten žvyras. Ar išdrįsiu aš ten nusileisti, nuvažiuoti ar ne. Neturėtų būti labai baisiai.
Nebijokit, ponia, aš pats bijau. Gal biškelėčiau. Čia su tokiom padangom. Ups. Ženklas buvo, kad mašinam negalima. O aš esu ne mašina. Tai gal galima. Nusileidau, kažin kaip užkilt seksis. Gerai, baisiausia dalis baigta. Čia jau normalesnis keliukas. Koks paplūdimys jau gražus padarytas. Piliakalnis, Šiaulių jūra. Čia kažkada vaikystėje vėžius gaudydavom ir čia ant to bandėm nusileist. Ir aišku, paslydom, įkritom, šlapi grįžom. Ką tie vaikai žino, kur slidu. Čia saulės išpaišytas. Tikrai atvažiuoja vakarais čia pabūti. Graži vietelė. Netgi du paplūdimiukai. Vienas su tilteliu. Nežinojau. Čia kažkada vaikystėje, kai mažas buvau, prisnigdavo, žiemos tos būdavo normalesnės. Ten -20, tai čia ledas toks užsidėdavo didelis ir su automobiliais tiesiog nusileidė ant to ir raižai. Nežinau, kaip drąsos ten būdavo žmonėm su automobiliais ant ežero važinėtis, bet taip darydavo. Dabar su savo ne už ką taip nedaryčiau jau čia. Bet gal, jeigu matai, kad ten džipai visokie važinėjasi ir neįlūžta, tai gal ir su lengvėje pabandyčiau, bet dabar to žiemos tokios kaip ir vasaros, ne žiemiškos ir ne vasarinės. To didelio minuso nėra, tai ir tie ledai netokie. Nelabai patinka čia per tą važiuoti, bet gal nepaslysim. Gerai, galim gyventi. Čia normalesnis kelias, aiškiai padangas. Nusivalom. Atsargiai kalniukas. Ne. Atsisakom atsargumo. Kur čia mes važiuosim? Ai, ne čia. Ne čia pataikiau, ne čia norėjau. Kodėl čia tiek žvyro visur ir akmenuko? Aš norėjau giliau biškį į bubisį važiuoti. Kas čia per apleistas pastatas? Pilis. Arba ne pilis.
Privažiavam prie keliuko, kurio norėjau. Čia aišku būtų gerai mokėti, gerai važiuoti. Bet mes pamėginsim važiuoti taip, kaip mokam. Ir aišku, traktorius. Atrodo nėra. Čia tas keliukas biški pavojingas, nes kažkur čia šitam keliuke mano brolis su Civiku nusirašė tiesiog į medį ir apsivertė. Liko sveikas, viskas gerai, bet gal pabandykim nekartuoti jo klaidų, neapsiverskim. Per drąsiai važiuoju, kaip nevažiavęs, čia nežinau, 5 metus. Nebelabai ir atsimenu, kur koks posūkis. Čia tai gražu. Kaip čia gyvent smagu būtų? Tokį vaizdą kiekvieną dieną matai. Koks grožis. Ir koks garsas. Posūkis. Bet ant kiek aštresnis, neatsimenu. Kai smagu, negaliu. Kokie smagus posūkiai. Žiauriai smagi atkarpėlė. Bėra kaip smagu. Čia turbūt toks įstatymas po tiltų paspaust gazą. Čia taip važinėjausi ir kiek man reikės blurint va šitą dalyką. Nors atrodo niekam nekenkiu. Bet vis tiek.
grįžtam į Šiaulius. Dar biškį pro Šiaulius ratuką prasuksim. Vis dar galvoju apie tą atkarpą. Gal reikėjo dar kartą pravažiuoti. Taip smagiai buvo. Nieka, kitą kartą būtinai sugrįšiu dar kartą pravažiuoti tą atkarpą. Ir ne vieną kartą jaučiu ten belekai smagu. Aš jau net suprantu, kodėl ten mano brolis apsivertė ir į medį dėjo, nes ten noris spaus, gražiai, atsargiai važiuoti. Sveiki. Lėkt, spaust, limitus laužėt. Labai smagi atkarpa. Noriu daugiau tokių. Bet kur čia tokių atkarpų surasti? Kada aš pradėsiu lane splitint? Jau galvau, gal išdrįsiu. Sveiki. Labas. M-7 irgi buvo. Geltonas, gražus. Labas. Susigėda ir pasislepia. Visų remontai vyksta. Labas. Ir vėl raudon. Wow, ką čia turim? Jo. Kodėl aš pro čia važiuoju? Jo, ho, ho. Čia biškį pradėjo širdis daužytis. Kojas nutirpa. Kokį greičių parlėkė tas dviratis per perėją. Jau galvoju tikrai nunešiu. Eik tu savo. Oi, mergaitė. Neatsargiai. Gerai. Reik nusiraminti, viskas gerai. Nieko nenutiko. Bet jau taip iš niekur išlindo. Gal ne iš niekur, gal reikėjo tikėtis. Kažin kaip jinai pati labai išsigando. Net neatsisuko, tai toliau ir numažiavo. Pagaliau vieną gražią dieną gavom per savaitę, kur gali išlyst pasivažinėti. Nes taip visas dienas lietus. Pila, pila, pila. Gerai, kad bent vieną davė. Nu ką, visai smagus pasivažinėjimas gavas, ratukas. Ežeras, Piliakalnis, Bibiuose, ta atkarpa labai smagi buvo. Norėsiu būtinai ten dar kartą sugrįžti. Truputį gal labiau atsipalaiduoti. Bet vis tiek atsargiai reikės, nes nenoriu irgi apsiversti ir į medį atsitrenkti kaip kažkas. Tas dviratis biškai gerai pagyvino širdies ritmą. Bet ką padarys? Viskas gerai, kas gerai baigės. Tai pasisekė ir
ir tai mergaitė, ir man pasisekė. Neprisidarėm problemų, visi sveiki. Tai ką, susitiksim kitam. Bom. Viso.